Globos sistemoje Lietuvoje turime skaudų reiškinį, terminą, apibrėžimą per seni vaikai, kuris skamba labai skaudžiai, tačiau būtent su tuo susiduria Lietuvoje dirbantys specialistai globos sistemoje. Šis terminas apibrėžia vaikus, dažniausiai kurie yra nuo 10 metų iki pilnametystės. Per seni vaikai skamba dviprasmiškai dėl keletų dalykų, sakyčiau, kad mes patys specialistai, mūsų visuomenėje automatiškai pasendinam šios vaikus ir, skaičiau taip, nurašom, sakykime, jų ateitį institucinėje globoje, automatiškai formuodami tam tikrą ir stigmą, tam tikras nuostatas visuomenėje, kad štai šie vaikai yra per seni, nors iš tikrųjų visi puikiai suprantame ir suvokiame, kad tai yra vaikai, kurie yra tiesiog vaikai ir nemažiau nusipelnę augti šeimoje, mylimi, saugūs, aprūpinti, tačiau to nenujausdami patys sukuriam tam tikrą barjerą. Geriausiai šios teiginius apibūdina faktas, kuris liudija per senų vaikų apibrėžimą, tai, kad per praėjusius metus nebuvo įvaikintas nei vienas vaikas nuo 10 metų. Tai geriausiai iliustruoja, man atrodo, situaciją, kokią turime Lietuvoje šiuo metu. Šių vaikų dažniausiai laukia šeiminių namų ateitis. Tai reiškia, kad jie auga šeiminiuose namuose, institucinėje globoje, kur paprastai dirba ne vienas darbuotojas, ne 2 darbuotojai, tai dažniausiai būna 4-5 darbuotojai, kurie nuolat keičiasi. Tai automatiškai vaikui sudėtinga būna ir prisirišti prie šių žmonių, taip pat ir darbuotojams sunkiau sukurti santykį su vaiku. Neretai institucinėje globoje, šeiminiuose namuose auga 6 vaikai, kartais netgi ir 8 vaikai. Tai normalu, kad ir dėmesio darbuotojams skirti visiems vaikams yra sudėtingiau. Ir neatmetant to, kad labai dažnai šie vaikai turi papildomų iššūkių. Tai jie patyrė ne tik trauminės patirtis ir yra netekę tėvų globos, bet šalia to turi ir raidos sutrikimų, negalių įvairiausių, specifinių sutrikimų įvairių. Tai įtakoja normalu ir darbuotojų prisirišimą, jų elgseną, taip pat ir visą šeimos balansą. Jeigu kalbam apie vaikus, paauglius, kurie patenka į institucinę globą, tai be abejo, kad prioritetas yra jų augti šeimoje, šeimos aplinkoj, būtent gauti daugiau individualizuoto dėmesio, meilės, prieraišumo, saugumo jausmo. Tai be kita ko niekas negali atstoti šeimos, jokia institucija greičiausiai. Situacija dėl per senų vaikų, sakyčiau, daugiausiai lemia mūsų pačių visuomenės nuostatos tam tikros, kad mes galbūt nesame dar kaip visuomenės pakankamai subrendusi ir pasirengusi priimti tam tikrus iššūkius. Puikiai suprantame, kad vaikai augantys globoje, patyrę trauminės patirtis, turintys įvairiausių sunkumų, normalu atkeliauja su tam tikrais iššūkiais į šeimą, bet mes dažnai susiformuojame savo viduje nuostatą, kad šiais iššūkiais negalėsime susitvarkyti, kas man atrodo šiek tiek yra klaidinga, nes sistema globos veikia tikrai efektyviai, turime veikiančius globos centrus, nuolatinę pagalbą globėjam, globojamiem vaikam, įtėviam. Tai globos centrai taip pat tampa neatsiejamas globėjo pagalbininkas visame procese ir padeda susidoroti su visais iškilusiais iššūkiais, nuo specialistų poreikio papildomo organizavimo iki savitarpio pagalbos grupių, bendruomenės kūrimo ir dar daug kitų iššūkių, kurie tikrai gali atsitikti ir atsitinka, bet bendrai dirbant komandoje kartu visiems viską įmanoma įveikti. Vaikus, kurie neatranda galbūt savo šeimos, jeigu galima taip išsireikšti,
arba vaikams, kuriems mes kaip suaugusieji nesam pasirengę ir jiem nepatekus į šeimą, dažniausiai manyčiau, kad jie patiria nusivylimą suaugusiais, pakartotinį nusivylimą, nes jau greičiausiai yra ne vieną tokį patyrę, tai jie savo gauna tik dar vieną pripažinimą, kad jie yra niekam nereikalingi ir prastesni už kitus. Tai jeigu taip galėčiau pasakyti, tai greičiausiai teisingiausias išsireiškimas būtų, kad mes suaugusieji dar papildomai vaikus sutraumuojame, juos nuvildami. Šių vaikų ateičiai įtakos tai gali turėti. Nesakyčiau, kad tai absoliutus 100% ir faktais pagrįsta, bet be abejo šie vaikai neturėję šeimos modelio, ypatingai jeigu jau niekada ir nebuvo matę šeimos modelio savo aplinkoje, natūralu, kad jiems sunkiau užmegzti ir santykius patiems. Natūralu, kad jie tada turi tam tikrų baimių, kad ir jų šeimoje galbūt tai gali atsitikti, kaip atsitiko jiems, kai jie buvo vaikai. Tai tos trauminės patirtys turbūt vejasi visam gyvenimą. Jeigu mane kreiptųsi šeima svarstanti į globą priimti paauglį, aš jiems parekomenduočiau būti drąsiems ir pasiryžti šiam žingsniui. Pasiūlyčiau pagalbą nuolatinę. Turime puikių specialistų globos centrų sistemoje, kurie konsultuoja globėjus, besirengiančius jais tapti. Taip pat turime puikią programą parengtą būtent globėjams, įtėviams, kurie įgyja specifinių žinių apie globą, apie trauminės patirtis vaikų ir kaip jiems galima padėti. Ir paraginčiau ryžtis vaikų globai ir atverti savo namus paaugliams ypatingai, bet taip pat ir visiems kitiems vaikams, nes tai yra mūsų visų ateitis. Turime ne vieną, ne du ir ne tris puikius pavyzdžius, kai šeima apsisprendė priimti į savo šeimą paauglius ir savo nuomonę pakeitė kategoriškai, kai prieš tai galbūt šeima galvojo, kad su mažais vaikais, su kūdikiais yra paprasčiau jų priežiūra, bet tada pamačius, kad paaugliai yra savarankiški iš esmės, tai pakeitė kardinaliai savo nuomonę ir kaip tik dabar kaip pavyzdį nuolat mini, kad aš neįsivaizduoju, kaip su mažais vaikais reikėtų užsiimti, kai paaugliai viską iš esmės daro patys, jiems tai reikia palaikymo, būti su jais kartu šalia visame procese, kurti pasitikėjimą, santykį ir tada automatiškai visi sunkumai atrodo paprastesni, kai paauglys pasitikė globėju, gali jam pasisakyti tam tikrus dalykus ir kartu su juo pereiti visus iššūkius. Šiuo metu Lietuvoje vis dar reikalingi globėjai apie 1000 vaikų. Jeigu svarstote apie globą, įvaikinimą, raginu kreiptis į artimiausią globos centrą veikiantį jūsų savivaldybėje ir suteikti namus vaikams.